Europos metų automobilis Peugeot 3008. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje ir ją šiandien vėl pradėsime reportažu apie po naujų metų įsigaliojusį administracinių nusižengimų kodeksą ir naujas baudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Apie jas tikriausiai girdėjo ne visi vairuotojai, kitaip matyt nesiryžtų veiksmams, kuriuos netrukus matysite. Šiandien mes pakalbėsime apie kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų nesilaikymą. Daugeliui vairuotojų dar iki šiol matyt, tai nėra didelis pažeidimas, o ir baudos seniau būdavo mažesnės. Tačiau nuo sausio 1-osios viskas šiek tiek pasikeitė. Dabar už tokį kelių eismo taisyklių nesilaikymą galima netekti ir teisės vairuoti. Ši žinia daugeliui vairuotojų matyt yra naujiena. Iliustruosime pavyzdžių. Šį pavyzdėlį mes pasirinkome todėl, kad eilinį kartą štai čia pastebėjome ženklus informuojančius apie kelio remontą. Šioje gatvėje tokie pat stovėjo vos prieš nepilnus 3 mėnesius. Tad kaip čia dabar yra? Kodėl šį kelią nuolat reikia remontuoti? Viskas paaiškėjo tada, kai mes nuvykome į Vilniaus Mokslininkų gatvės pradžią. Iš abiejų jos pusių yra pastatyti štai tokie kelio ženklai, kurie reiškia draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausia leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 tonos, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis išskyrus aptarnaujantį į transportą. Tačiau Mokslininkų gatvėje nuolat zuja sunkesnės nei 3,5 tonos mašinos. Pravažiuojant šią gatvę visada teks su jomis prasilenkti. O šis kelias buvo tiesiamas kaip lengviesiems automobiliams skirtas, matyt todėl ir pastatyti šie ženklai iš abiejų kelio pusių. Plono asfalto danga nėra pakankama, kad atlaikytų sunkųjį transportą. Tad toks, čia važiuodamas ir prasilenkiant netilpdamas į plotį, nuolat laužo važiuojamosios dalies kraštą ir kelią suremontavus jau po poros mėnesių jis tampa vėl toks pat kaip buvęs. Duobės gilėja bei platėja valandomis ir tampa pavojingos ne tik padangoms, bet ir apskritai saugiam eismui. Taip, visų pirma, kenčia kelkraščiai, kadangi yra važiuojama dalis 2 eismo juostų. Ir jeigu yra išmušami, atsiranda duobės kelkraščiuose, tai trupa pats asfalto kraštas važiuojamosios dalies. Jeigu vyksta statybos, yra objektai tiek parduotuvės, į kurias atvežamos prekės, tai toks transportas gali vykti į tame rajone į objektus. Bet aišku, kai vyksta eismo priežiūra, tai policijos padaliniai, tarkime, sustabdė tokią transporto krovininę priemonę, turėtų įsitikinti, ar jis pagal dokumentus veža krovinį tame rajone esantį objektą ar ne. Jeigu ne, tai jisai pažeidžia tą ženklą. Kad kelias skirtas nesunkiajam transportui byloja ir jo plotis. Čia sunku prasilenkti su sunkvežimiais, o suremontavus kelią jau po poros mėnesių išplitus duobėms tai sunku padaryti ir 2 priešpriešiais važiuojančioms lengvosioms mašinoms. Taigi dar kartelį priminsime, ką šis ženklas reiškia. Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas, tai yra transporto priemonės, kurių masė viršė 3,5 tonos ir įskaitant traktorius ir savaeigės mašines, išskyrus aptarnaujantį transportą. Tai aptarnaujantysis transportas gali pažeisti šio ženklo reikalavimus. Kas yra aptarnaujantysis transportas? Jeigu ten yra įstaigos, įmonės, organizacijos, toms įstaigoms, organizacijoms priklausančios transporto priemonės yra aptarnaujantysis transportas. Dirba žmonės, atvažiuoja į darbo vietą, tai jų transporto priemonės taip pat bus aptarnaujantysis transportas. Jeigu į tą zoną reikalinga atvežti, paimti krovinį, tai irgi bus aptarnaujantysis transportas. Jeigu tai yra iš tiesų tranzitas, tai yra kelio ženklo pažeidimai, kelio eismo taisyklių pažeidimai ir policija, manau, tikrai turėtų sureaguoti ir skirti nustatytas nuobaudas netiems vairuotojams. Tad mes su kelių patruliais nutarėme pabudėti šioje gatvėje ir pasidomėti, kodėl sunkusis transportas ją nuolat važiuoja. Ar tikrai visi sunkvežimiai čia aptarnauja draudžiamųjų ženklų zonoje esančius objektus. Tai kur jūs važiuojat? Dabar į kirtimų. Į kirtimų? O kodėl pažeidžiant ženklą važiuojat? Čia reikėjo žemę atvežti. Tai kur reikėjo atvežti?
Tai jums reikėjo tenais įsitraukti? Kur? Adresas koks? Žiūrėkit, jūs negalite taip važiuoti kaip dabar, nes pažeidžiat kelių eismo ženklą 304. Suprantat? Gal pažydauti? Susiekaujat. Už susitarimus yra numatyta atsakomybė. Ta? Nu ir viskas, žankiuosi, kad susitariavome. Aš jums dar kartą sakau, už susitarimus kažkokius pareigūno papirkimą yra numatyta atsakomybė. Suprantat? Gaut 15 eurų baudos, tai pusė minimalios. O kokia bauda? Bauda kiek? 15 eurų. Ačiū Pusė labai. minimalios. Ačiū. O daugiau nepažeidinėkit, nevažiuokit šitą žemę. Kai kuriems vairuotojams darbas aplinkinėse teritorijose yra pretekstas važiuoti šiuo keliu. O juk kelionės tikslą galima pasiekti kitomis gatvėmis. Bet kasgi tau važiuos aplinkui, juk šis kelias trumpiausias. Labą dieną, LNK laida Ne vienas kelias. Sakykit, kur važiuoja? Sakykit, kur važiuoja? Čia vietoje atvažiavau jau. Čia vietoje jau atvažiavo. O kur važiavo? Čia. O žinot, kad jums negalima čia važiuoti? Čia įsikraudinėjau. O pareigūnai sakėte, kad ne čia įsikraudinėjai. Čia, dėja čia. Va, už kampų įsikroviau. Va dabar jau čia užsikrovė. Tada reikėjo grįžti atgal. Važiuoju apsisuk. Važiuojate apsisuk. Supratau. Kokių tik pasiteisinimų neprisigalvoja vairuotojai. Bet policininkas išduoda, kad jam buvo pateikta kita versija. Šitas vat jau tikrai tranzitu važiuoja. Šitas su Mercedesu. Jisai sakė, išsikroviau mokslininkų 14 ir dabar jam ale reikia įbūkti. Iš kur vežat? Iš gamyklos. O kodėl pro čia važiuojat? Nu, čia jūs pažeidžiate kelių eismo ženklą. Iš toj pusė ženklas yra į čia. Taip, taip. Ir jūs negalite čia važiuoti. Ten. Čia nėra leidimas jūsų važtaraštis. Jūsų objektas nepapuola Aš į čia tą. dirbu, ten mūsų teritoriją, nes važiuoju asfaltas. Įspėjimų ženklų nėra. Ženklų nėra. Taip. Turi būti ženklai, turi būti suderinta viskas. Nematau. Viskas, palaukit mašiną, tada bus surašytas protokolas. Nesvarbu, kad sunkiasvorės mašinos šį kelią nuolat gadina. Nesvarbu, kad savivaldybė kelis kartus per metus pakloja po nemažą sumą šių sunkvežimių sugadinto kelio remontui. Nesvarbu, kad šiame kelyje sunku prasilenkti su tokiu didžiagabaričiu. Nesvarbu, kad dėl sugadinto kelio lengvųjų mašinų vairuotojai nuolat remontuoja prakirstus savo automobilio ratus. Nors ir draudžiama, jamgi reikia važiuoti pro čia ir te pasiunta visi, kurie čia sudėjo draudžiančius tai daryti ženklus. Kur važiuojate čia? Važiuojame į Ukmergę. Gal išjungkit variklį. Į Ukmergę čia trumpiau? Nu kaip trumpiau, aš čia įsikroviau, navigacija veda, čia aš ne vietinis. Kur ponas. čia iš tikrųjų? Va, Akademija 7 įsikroviau ir navigaciją va įjungiau, aš ne vietinis ponas, taip kada. Bet ženklą pažeidžiat? Nu taip, nu bet tai... Apie kur daugiau važiuoti? Išsikrovėt ir grįžot? Aš atvažiavau iš Naujos Vilnios ponas. Vis tiek pažeidėt ženklą, dabar teks Taip, aš atsakyti. suprantu, nu, bet tai. Ženklai gi ne veltui padaryti. Na tai taip, žinau, nu tada tai. Kur veda navigacija, ten važiuoju ponas. Tiek reikia laikytis kelių Na eismo tai taip, nu, stengiamės laikytis, nu. Ženklas gi kam toksai padarytas? Gal krovininių, sunkios mašinos, gadinat asfaltą. Nu taip. Prasilenkt sunku, čia kaip sodų bendrijai. Bet ar matėte ženklus, ar stebite Nu ženklus? tai kaip, nu. Mačiaugi, aiškinu, nu. Na ir kodėl važiavote, jeigu jums draudžiama čia važiuoti? Aš to aiškinu, rodė navigaciją ir važiavau, nu. O jeigu navigacija rodytų važiuoti į upę, tai irgi važiuotų? Gerai. Taigi į upę jis nevažiuotų, bet štai kelio ženklas taigi per galvą neduos. Nebent tik kelių patrulis gali baudą išrašyti, bet jis juk čia amžinai nestovės. Kur važiuojate? Važiuoju čia atsiimti fibrobolą. Pažeidžiate kelių eismo taisyklių kelių ženklo 304 reikalavimus. Negalite čia važiuoti? Surašytas protokolas. Nu, žinau, kad negalima, bet ne visurgi galima užsakinėja techniką oro genį skrydžio. Kartais, nu, ne kartais, o dažnai.
pažeidžiam. Ką padarysi? Nes po kelių dar reikės atsimti Viborovolą, kuris 3 tonas sveria, tai be pažeidimų niekaip neišeina kartais. Na, bet važiuojate, žiūrite, pažįstate kelio ženklus. Nu, tai aišku, jo. Galima važiuoti, bet čia per miestą visą, čia va šalia, net netoli davažiuoti. Bet jeigu galima apvažiuoti, tai kodėl važiuoti per čia? Tai laikas. Visi skuba. Laikas, bet jūs trukdote ir lengviesiam automobiliam ir gadinate kelią, kuris yra paskaičiuotas ant būtent lengviesiam automobiliam. Nu, sutinku. Sakau, jeigu čia šalia, o man važiuoti kokį 15 km aplinkui, nu tai... Bet tai tokios taisyklės yra? Nu, aš suprantu viską, bet nu ką padaryti. Tai reiškia prasižengėte sąmoningai tam? Nu, galima ir taip pasakyti. Kągi, nors pirmą kartą ir simbolinė bauda, bet gal bent šiek tiek atvėsins kelis litrus kuro ir kelias minutės bandančius sutaupyti vairininkus. Tačiau priminsime šio mūsų reportažo tikslą, o kartu ir perspėsime tokius drąsuolius. Įkliuvę antrą kartą galite netekti vairuotojo pažymėjimo. Greičiausiai taip ir atsitiks. Kad būtų mažiau piktnaudžiavimo, tai aš manau, kad reikėtų dažniau kontroliuoti, kaip laikomasi to ženklo reikalavimų. Naujasis administracinių nusižengimų kodeksas skelbia štai ką. Už kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymą yra numatoma bauda nuo 30 iki 90 eurų arba ir vairavimo teisės atimimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Taigi, jei tokį pažeidimą padarysite antrą kartą, matyt, teks atsisveikinti su vairuotojo teisėmis. Europos metų automobilis Peugeot 3008. Tęsime laidą ir tęsime reportažų ciklą apie jaunos naujos vairuotojos gimimą. Šių reportažų tikslas yra per šios jaunos vairuotojos potyrius priminti kitiems vairuotojams apie pamirštamus dalykus, parodyti jų daromas klaidas ir stebėti mūsų eismo ypatumus. Tuo pačiu mes ugdome atsakingą eismo dalyvį. Mūsų auklėtinė, būsimoji vairuotoja Rasa, jau išmoko važiuoti aikštelėje. Na, o dabar pribrendo metas mokytis kelyje, kur vyksta intensyvus eismas. Aplink įvairiomis kryptimis važinėja daug automobilių, kuriuos geras vairuotojas turi matyti, prognozuoti, bendrauti su jų vairuotojais. Taigi, kaip sekasi Rasai? Rodykim dešinį signalą, persikliukim ir ten suksim į dešinę. Buvo labai gerai, kad žiūrėjai per petį, čia tai. Metai praktikos. Ne kiekvienas taip suka. Metai vairavimo mokykloje. Tau grėsia, jeigu nežiūrėsi per petį. Kiek vairuotojas turi matyti, važiuodamas 50 km/h greičiu, gyvenvietėj, kiek turi matyti prieš savo transporto priemonę? Kaip manai? 150. Ne. Turi apžiūrėti tiek, kiek matosi. Jeigu matosi ten ir už pusės kilometro ir tą reikia įvertinti, tai ką ten matai, gali prognozuoti, reikia tiek, kiek matosi. Kartais gali labai toli pastebėti ir reikia tai pastebėti ir užfiksuoti, ir įvertinti, ir imtis tinkamų veiksmų. Kad nebūtų avarijų, eismo dalyviai turi prognozuoti vienas kito veiksmus. Reikia bendrauti tarpusavyje, o tam padeda įspėjamieji signalai. Kodėl nerodai signalo? Kairio. Rodyk, apvažiuoji kliūtį. Vėl rodyk signalą. Ne kartu su vairo pasukimu, o prieš signalas. Jau grįžti pirmą, ne? Rodyk. Dabar rodyti signalą reikia iš anksto. Ką negi kiti vairuotojai nenumato, kad aš sukusiu? Ai, turėjau menį taip telepatiškai. Tiesiog mintimis kažkaip persikeičia tą informaciją. Būtent taip. Manau, kad ne visi taip sugeba. Tai kai kurie tai taip tikrai sugeba, bet tikrai ne visi. Tai dėl to tai reikalingi posūkio signalai. Vėl pirmą juostą grįžkim. Išjunkim signalą. Ir čia galima pagalvoti, kad į dešinę gal suks. Telepatiškai, kas nesupranta, tai tiems jau kyla keblumų. Pėstieji eis ar neis? Eis. Jeigu paleisi, tai tikrai eis. Net bėga bijo mokomojo automobilio. Jungi pirmą pavarą.
kalbu, atsargiai. Suk čia į pirmą juostą. Čia? Nelabai gerai. Taip reikia savo juostai sugebėti išsilaikyti, taip ir mes nepanaudojam greitėjimo juostos. O ją privaloma naudoti. Tai čia mes jau taip būtinai. Rasa daro klaidas, bet ji dar tik mokosi vairuoti. O štai kokias klaidas ar sąmoningus veiksmus daro jau turintys vairuotojo pažymėjimus. Pažvelkime į juos mokinės akimis. Ir vėl antraeilininkų nėra. Tai labai gerai. Nors iš kitos pusės tai ar šitie ne antraeilininkai? Ne? Nu, kaip čia pasakius. Dabar mes didinkim greitį. Kaip didinsim greitį, jeigu prieš mus važiuoja kažkas? Paleisim tos antro juostą ir tada didinsim. Va čia, čia yra antraeilininkas, tai jau tikrai. Važiuokim, didinkim čia greitį. Va, jis traukėsi, jis visai neblogai elgėsi, jis tą tarpą įlindo, čia tas aišku atstumas tai nėra saugus. Tikrai nėra saugus tarp dviejų. Bet jo, tarp dviejų, ypač mokomųjų automobilių, tai čia neprotingai pasielgė, bet nors gerai tai, kad jisai suprato, jog jisai netinkamai elgėsi, neužimdamas geros padėties. Dabar grįžkime iš karto pirmą juostą. Mes tai ne antraeilininkai, ar ne? Nežinau. Aš tai manau, kad neturėtum tu tokia būt. Ne, aš labai saugiai jaučiuos važiuodama leistinu greičiu. Saugiai jauties, bet aš gerai jauties. Taip. Nes srauto greitis tai didesnis. Srautas gerokai greičiau važiuoja. Mes tai didžiausių leistinų, o mūsų praktiškai visi apvažiuoja, greičiau važiuoja. Čia jau kaltinė mano. Gali prireikti, pavyzdžiui, kur nors galbūt galėtų to prireikti įstrigus kur nors slidaus kelio atkarpoj sniege. Mes dabar aptarkim geriau šitą, kas čia padarė. Kažką baisiai. Tu laikeisi atstumo. Didelio atstumo tai nėra blogai, tai yra pagirtina. Bet deja, bet mūsų kultūroje vairuotojai tuo tavo didelio atstumu. Čia mūsų kultūra, čia kitos šalies kultūra. Kitos šalies, bet tos šalies kultūra nėra svetima mūsų. Tai va, ta kultūra, žinok, labai panaši. Ir čia valstybė per daug nieko nekeičia. Čia žmogus. Vairuotojas stabdo prieš tave, stabdom ir mes. Kitos išeities nėra, persikio tikrai nespėsim. Čia jau ypatingai negražiai. Išleidžia keleivį vairuotojas, čia tokio įkalnį tikrai nereikėtų to daryti. Labai jaučiu. Čia matai, vairuotojas mūsų nenori leisti, nors pirmumas tai yra mūsų. Kai vienu metu persirikioja, pirmumas yra tų, kurie dešinėje. O kas čia buvo, aš nesupratau. Ta vairuotoja, matai, čiuk posūkį. Nu taip, koks skirtumas. Jis iš trečios rikiavosi į antrą, mes iš pirmos į antrą. Ir jie nepastebėjo to, kad mes rikiuojamės. Matyt, nepasuko galvos per petį, beje, va čia labai aktualu yra tas nematomų plotos. Gal jeigu ir pastebėjo, po to jinai vis tiek mus spaudė, nes nepritaikė tos taisyklės. Dažnai pasitaikantis atvejis. Čia taip lengvai ir avariją gali. Na, nebus mums lengva išugdyti atsakingą eismo dalyvį, kai aplink tiek daug blogų vairuotojų pavyzdžių. Rodos vieni antraeilininkai, greičio viršytojai ir net chuliganai. Tačiau mes stengsimės ir manau, kad mums tikrai pavyks. Nuo kitoje laidoje Rasos laukia išskirtinis išbandymas. Ji laikys pirmąjį vairavimo teorijos egzaminą regitroje. Na, o dabar... Na, o dabar dar apie nedrausmingus vairuotojus. Tikriausiai sutiksite, kad keliuose yra nemažai tokių, kurie tamsoje akina kitus eismo dalyvius. Mat jų automobilių žibintuose, standartiniuose žibintuose yra sumontuotos nestandartinės, draudžiamos. Kitokio tipo tai yra LED arba Xenon tipo lemputės. Transporto priemonių šviesos prietaisų naudojimas yra reglamentuotas įstatymu, o jo nesilaikymas gali būti nubaustas techninės apžiūros lapo perbraukimu, tai yra techninės apžiūros anuliavimu. Tačiau vis dar yra tokių vairuotojų, kurie į standartinius žibintus montuoja jiems netinkančias lemputes, galvodami, kad jos švies geriau, bet negalvodami apie kitus vairuotojus. Deja, tenka pripažinti, kad
tokie blatni žibintai nieko gero kelyje, ypatingai matomumui neatneš. Aišku, mes daugiau dabar turėtumėm kalbėti apie apšvietimo prietaisus, vadinasi, kalbam iš esmės apie tą pagrindinį žibintą, kuris yra transporto priemonės priekyje, kuris ir suteikia mums artimą ir tolimąsias šviesas. Čia šitoj vietoje reikėtų suprasti galbūt tokį dalyką, kad gamintojas, kuomet gamina tą žibintą, jisai numato, koks šviesos šaltinis turi būti naudojamas, kokioje vietoje jisai įdėtas. Visus tikslius parametrus, kurie galų gale praėję pro visą optiką, suformuoja mūsų kelio apšvietimą. Nes tą vadinamąjį asimetrinį spindurį, kuomet mes turim šiek tiek artimesnį atstumą apšviestę priešais mus, šiek tiek tolimesnį dešiniai pusėje, kad matytųsi tolesnis kelkraštis. Dažnas automobilis dar mūsų turi tą vadinamąją H lemputę, vadinasi halogeninė lemputė su kažkuria tai H cokoliu. Ir į šitos būtent cokolius yra įmontuojamas diodinis šviesos šaltinis. Nėra lygiavertis vien savo padėtim. Jau nekalbam apie tai, kurią pusę sklinda šviesa, sakykime, bet pats tas taškas, iš kurio sklinda šviesa, yra kitoje vietoje. Ir jau vien dėl to, sakykime, toks šviesos šaltinis, jisai suformuos visai kitą apšvietimą tame pačiame žibinte. Tai tokius dalykus reikėtų pamiršti ir šiai dienai už tokį netinkamą šviesos šaltinio panaudojimą netgi gresia techninės apžiūros panaikinimas kelyje. Jeigu jau yra didelis noras kažkuo tai pakeisti automobilį, jį atšviežinti šiek tiek, kad jis atrodytų modernesnis, reikėtų nepamiršti, kad yra neoriginalių dalių gamintojai, kurie gamina visą žibintą ir šiai dienai galima nupirkti tam pačiam senam automobiliui naują kito gamintojo pagamintą žibintą sertifikuotą tinkamą naudoti. Senoninis ar lediniai šitie šviesos šaltiniai, toks variantas irgi galimas. Žiūrėti parduotuvę ir pirkti kažkokias tai įdomias lemputes nepatartina. Nepatartina. Galima, bet dėja tai gali baigtis brangiai. Na, toliau laidoje tęsėme reportažų ciklą iš pavasarinės Ženevos automobilių parodos. Apie ką šis reportažas pristatys kolega Valdas. Automobilių gamintojų gyvenimas lyg žmonių. Būna pakilimų, būna nukritimų. Po nukritimų vėl seka pakilimai. Taigi Prancūzijos automobilių gamintojas Peugeot buvo nukritęs. Buvo prastos kokybės metas, dabar jis pakilime. Neseniai jis laimėjo Dakaro maratoną, kiekvienais metais kuria naujus ir sėkmingus modelius. Kažkada Peugeot garsėjo stipriais ir patikimais automobiliais. Pavyzdžiui, tokiais, kurie nuo 1987 iki 1990 metų su savo 205 ir 405 modeliais pažymėtai ženkliuku T16 dominavo Dakaro dykumų maratone. Bet pirmojo šio amžiaus dešimtmečio kūriniai prisimenami visai dėl kitokių priežasčių, nesibaigiančių gedimų ir kokybės trūkumo. – 2011 metais pristatę naują 508 modelį, prancūzai jau buvo nusprendę pakeisti savo įvaizdį ir visus tuos metus modelius kūrė didelį dėmesį skirdami kokybei. Rezultatai – 2014 metais Peugeot 308 tapo Europos metų automobiliu. Šiemet triumfą pakartojo didesnis jo brolis 3008. Jis tapo pirmuoju istorijoje Europos metų automobilio titulą iškovojusiu SUV. Peugeot daug investuoja į padidinto pravažumo automobilius. Su 2 ratais varomų bolidu 3008 DKR jie išplėšė pergalę Toyota visureigių teritorijoje, sunkiausiame pasaulyje Dakaro ralio maratone. O šiemet ne tik, kad išplėšė, bet ir nepaliko vilčių visiems kitiems. Užėmė pirmas 3 pozicijas galutinėje suvestinėje. Jūs automobilį Dakarui konstravote pagal kitokią koncepciją nei varžovai, su galiniais varomais ratais ir dizeliniu varikliu. Kodėl?
Du varomosios ratus pasirinkome dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, 2 ratais varomoms priemonėms buvo taikomos palankios taisyklės ir mes tikėjome, kad galime sukurti ką nors konkurencingo visais ratais varomiems automobiliams. Sutikite, juk iki praėjusių metų tik apie tokius visi galvojo, mintise išgirdę žodį Dakaras. Bet mūsų tikslas buvo pademonstruoti, kad ir 2 varantys ratai sugeba atlikti tokį darbą. O tai atspindi ir mūsų komercinę pusę, kur tokie SUV modeliai kaip 2008 ir 3008 neturi visų varančių ratų pavaros, bet su Grip Control sistema jie gali įveikti tikrai sudėtingus kelio ruožus. Rodos, Peugeot užsiciklino su kokybės priežiūra taip, kad atsiliko nuo gamintojų ateities technologijų srityje. Naujausi modeliai turi visas moderniausias saugumo sistemas, tačiau beveik negirdėti jokių naujienų apie autonominių technologijų kūrimą. Tiksliau, buvo negirdėti iki Ženevos automobilių parodos, kur šis automobilių gamintojas parodė ateitimi spindintį konceptą Instinct, savyje talpinantį visas aukštųjų technologijų studijas, kurios pasirodys netolimoje ateityje debiutuosiančiose Peugeot modeliuose. Pirmas mūsų žingsnis buvo padaryti mūsų markę trokštamą pirkėjų, sutvarkyti dizainą ir kokybę. Mums, rodos, pavyko. Tai patvirtina 3008 Europos metų automobilių titulas. Dabar mes kuriame ir kitą planą. Tobulėsime labai greitai, sakyčiau, per 2-3 metus pristatysime naujausias alternatyves automobilių pavaros sistemas ir jau būsime tokiame pačiame lygyje kaip ir kiti automobilių gamintojai. Ateities modelis Instinct tai 300 arklio galių turintis hibridas, galintis važiuoti pats. Taip, tai yra autonominis automobilis, kuris gali perimti vairavimą iš vairuotojo, kai šiam nusibosta. Be to jis gali naudoti tokį vairavimo stilių, kokio pageidauja pats vairuotojas. Beje, šiame koncepcinėme modelyje sumontuotas netrukus serijinę gamybą pasieksiantis holografinis prietaisų skydelis ir išmanus LED žibintai. Šiandien tiek. Nuo atsisveikindamas vairuotojams norėčiau palinkėti kantrybės. Orai mūsų nelepina ir kitos savaitės pradžioje naktimis žadama dar minusinė temperatūra. Tad būkite atidūs ir neskubėkite, ypač tie, kurie anksti ryte važiuojate į darbą. Gero kelio, sudie.